ką, viskas, šiandien yra rugsėjo 8 diena ir šiandien aš važiuoju į Vilnių, beveik 10 km distancijos Vilniaus maratone. Labai laukiu. Dabar yra 9:42 minutės. Tai pavalgysiu, susiruošiu maisto, kad galėčiau užvalgyti likus iki bėgimo 2 valandom. Dar pasiimsiu datulių, kad greitos energijos gaučiau. Ir 4 valandą aš jau skuosiu Vilniaus gatvėm per Žvėryną, Užupį, visus rajonus senamiestį ir pavarysiu. Pasidarysiu į šitą avižų dar ir pasimsiu datulių, bananą ir varysim. Avižų, va, vaistukų kažkokių. Čia skrandžiai. Tai dar visokių, va. Ran. Niam. Gavom iš NATO užpilamų košių, duonos, džemo, sriubytės gavom. Duonos gabaliuką. Dar iki bėgimo liko 2 valandos, taip? O kiek tavo valandų? Nežinau, 14 valanda dabar. Tai 2 tada. Laukiam. Planina viską. Porfry. Gerai. Turim avižų. Nežinau, kiekvienam savo. Karšti dar. Tai aišku, termosas. Niam. Nu kaip? Iš veido matyt, kad labai skanu. Kaip nustot filmuoti? Liko 1 valanda. Ką jauti prie startą? Nieko. Noriu greičiau bėgti visą dieną, laukiu. Teisingai. Kilometras. Ketvirtas kilometras, paėmiau vandens ir užspringau. Liko 100 metrų iki 5 kilometrų. 7 kilometras bėgam Gedimino prospektu. Let's go! Dar 3 ir viskas. Jau nubėgau 7,5. Liko visai nedaug. Štai ir balius. Štai ir šampanas. Duokit maisto. Tu tai violetinė šampana. Nu ką, nubėgom, važiuojam namo.
Va čia tai buvo dienelė. Eina savo, turbūt buvo pati geriausia diena mano gyvenime. Atrodo, skamba perdėtai, bet tikrai čia buvo geriausia diena gyvenime. Aš tokių emocijų, tokio dopamino gyvenime nepatyriau. Tai buvo smagu ir tas bėgimas tiesiog kaip per sviestą ėjosi. Absoliučiai nieko neskaudėjo. Jokių kelienių, jokių kojų nejaučiau, nieko nejaučiau. Tiesiog skuodžiau. Ir viskas. Pats keisčiausias ir man vis dar nepaaiškinamas dalykas buvo tas, kad pirma, manęs mama nepastebėjo finišuojant ir nesugebėjo užfiksuoti, o antra, manęs nesugebėjo užfiksuoti ir jutikliai, kurie fiksuoja laiką. Niekaip nesureagavo. Tikriausiai bėgo žmogus priešais tam tikrų kampu iš kairės, iš dešinės ir viskas. Ir manęs nėra sistemoje. Tiesiog labai keista, kad manęs neužfiksavo, aš nežinau savo tikslaus laiko, bet vis tiek pagerinau visus savo rekordus. Ir iš viso pirmą kartą taip greitai bėgau 10 km ir iš tikrųjų net ne 10 km, o 10 km ir 210 metrų. Tai tie paskutiniai metrai nustebino mane. Pavyzdžiui, kai aš treniruodavausi namuose ir aš nubėgdavau 10 km, aš jausdavausi taip, kad dar galėčiau bėgti. Kai bėgau paskutiniai 100-200 metrų, tai va tuo momentu, kai jau oro nebėra, nieko nebėra ir bėgi ir galvoji tiesiog, kad jau noriu sustoti, nu bet reikia kirsti tą liniją, reikia pabaigti, nes dėl ko aš čia visą tą darau. Tokio dopamino, aš nežinau, jokie narkotikai nesukurtų niekas, atrodo. Tiesiog labai gerai viskas. Tai va, norėjau pasidžiaugti ir su jumis, pasidalinti. Ačiū, kad buvot, žiūrėjot tas 30 dienų, buvo visko, bet pasiekėm finišo liniją, kirtom ją. Gal ten kažkokie jutikliai ir neužfiksavo, bet aš žinau, kad aš įveikiau viskas. Gyvenimas yra žiauriai geras. Labai skanu. Anything you want, you got it.